Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO rinkodaros agentūra. Šiandien turiu video apie tai, kaip daryti optimizavimą užsienio rinkoms. Duosiu realius pavyzdžius. Video yra skirtas labiau pradedančiajam SEO specialistui arba verslininkui, kuris galvoja, kad aš norėčiau startuoti užsienyje, tai yra turėti tinklapį ir gauti srautą iš paieškos variklių, iš Google arba iš kitų, iš užsienio. Duosiu realius pavyzdžius, parodysiu, kaip reikėtų daryti, jeigu jūs turit tinklapį, kuris dabar turit svetainę su LT domenu ir norėtume startuoti užsienyje. Bet prieš tai rekomenduoju pažiūrėti video, kuris yra čia mano ekrane, SEO trečiadienis numeris 55. Čia pasakoju apie tai, kaip pasirinkti domeną .com arba LT. Priminsiu trumpai tiems, kas jau matė, bet gal pamiršo, kas nematė, rekomenduoju peržiūrėti. Kokie yra variantai? Dabar mūsų tikra situacija. Lietuvai mes turime easyseo.lt domeną, angliškai mes turime easyseo.pro. Čia yra tarptautinis domenas, čia yra regioninis domenas. Jeigu jūsų atveju ne pro, o yra com, EU, tinka. Gerai. Prie pagrindų trumpai. Jeigu jūs turit regioninį domeną, kaip mūsų atveju easyseo.lt, jis skirtas Lietuvai. Jeigu aš būčiau pridėjęs papildomą kalbą, kaip čia pavyzdžiui visas turinys būtų angliškai papildomai, rezultatas. Domenas skirtas Lietuvai, lankytojai ir Google rodys Lietuvoje, o jeigu aš turėčiau anglišką turinį, tai tas angliškas turinys būtų skirtas tiems, kas ieško angliškai Lietuvoje. Jeigu mes norime eiti į tarptautinės rinkas, mums būtina turėti tarptautinį domeną. Mūsų atveju tai būtų pro, mes tokį turime. Ir apie tai šiek tiek plačiau papasakosiu, kaip pritaikyti strategiją regioninę ir tarptautinę. Bet mes turime LT domeną, pažiūrėsim, kaip atrodo. Čia yra beveik dvi kopijos. Yra LT domenas ir com domenas, ne com, pro domenas. Čia yra du skirtingi WordPressai. Gerai, tai grįžtame prie šitos schemos. Jeigu mūsų tikslas yra išeiti į tarptautinę rinką, jeigu mums rūpi SEO. Jeigu SEO mums nerūpi, tai iš tikrųjų galima net uždaryti video toliau nežiūrėti. Jeigu sumokama reklama, jūs turit nesvarbu kokį domeną, į jūsų norimą kalbą nukreipėt mokamą srautą, didelio skirtumo nebus. Tai, jeigu mūsų tikslas išeiti, būti matomiems ir gauti srautą, tarkim, mes turim verslą Lietuvoje, o norim būti matomi Vokietijai, Prancūzijai, Ispanijai, tai mūsų domenas turi būti tarptautinis. Grįžtam prie mūsų pavyzdžio easyseo.pro. Jeigu aš norėčiau turėti vokiečių kalbą, tai aš turėčiau turėti, ir būti matomas Vokietijoje, aš turiu turėti vokišką turinį ir aš tada daryčiau tokią schemą, kad kurčiau atskirą turinį su DE/ ir toliau būtų, sakykim, čia būtų papildomas turinys, kažkiek vidiniai puslapiai. Ispanijai tas pats ES. Jeigu norėčiau turėti lietuvišką turinį mano šitame domene pro, tai aš tada naudočiau tokią struktūrą, kaip čia parašyta, LT ir turinys būtų lietuviškas. Bet kadangi mūsų tikslas buvo visiškai atskirai turėti, mes pirmą turėjome lietuvišką domeną LT ir paskui sugalvojom, kad mes norim išeiti į JAV rinkas, į UK ir taip toliau, visur, kur ieško angliškai. Tai mes pasikūrėme atskirą domeną ir jis buvo pro. Tai ką daryti, jeigu jūs turit tinklapį LT domeną, bet norite startuoti, tarkim, Europoje kažkur, arba turėti angliškai, surinkti visas įmanomas šalis angliškai. Ką daryti tokiu atveju? Pasakysiu, kaip mes darome su klientais ir kaip mes darome patys savo ir kaip darome su klientais. Jeigu jūsų, taip labai priklauso, ką jūs turite, jeigu jūsų tinklapis yra Shopify, Wix, tai iš tikrųjų labai didelių pasirinkimų nėra, dėl to, kad jų daugiakalbystės moduliai, pasakysim švelniai, yra prasti. Ir pagrindinė problema yra tai, kad turinys gali būti kitomis kalbomis, bet URL adresai nesikeičia ir tai sukuria daug painiavos paieškos sistemos. Tai jeigu jūsų yra Wix konstruktorius arba Shopify arba kažkoks panašus, rekomenduoju tada naudoti tokią struktūrą, ne tokią struktūrą, o turėti du atskirus domenus ir du atskirus tinklapius. Bet minusai, jeigu jūs turite du atskirus tinklapius, kaip mūsų atveju, tai tada yra dviejų svetainių administravimas, dviejų svetainių priežiūra,
sakykime, pildymas, naujų funkcijų kūrimas, tai bus iš karto dviejose svetainėse. Taip, tai šiek tiek sumažina, jeigu tai yra WordPress'as, kaip mūsų atveju, tai sumažinam darbų apimti, jeigu tai yra WordPress'as, WordPress vienam padarai, kitam pritaikai, šiek tiek mažiau darbo. Ok, bet grįžtam prie pagrindinės idėjos, kad dabar esame verslas Lietuvoje, norime startuoti kažkur Europoje. Ką reikia daryti? Domenas mūsų yra lietuviškas, kaip mūsų atveju EasySell.lt. Kaip mes rekomenduojam daryti darbą? Pakurti atskirą, mes sukūrėm subdomeną, į jį iškeliame tinklapį, tai yra WordPress'as, nes su Shopify, su Wix'u nelabai turbūt išeis tai padaryti. Iškelti į subdomeną, bet su WordPress'u gan paprasta padaryti tinklapį kopiją, paleisti subdomenę. Labai svarbu, labai svarbu padaryti tą subdomeną noindex, kad robotai neaptiktų viso turinio. Jeigu mes perkelsime dabar visą kopiją EasySell.lt į kokią nors subdomeną, uždedam noindex, robotai nepasieks ir mes galime ramiai keisti turinį, visą versti, sakykime, jeigu mes turim ten, tarkim, bus angliškai. Mes galim ramiai, kai turim laiką, išsiversti visą turinį, patikrinti, ar viskas veikia, nes sisteminiai vertimai bus ir bus, jeigu tai yra WordPress'as, bus sisteminiai vertimai. Pavyzdžiui, labai dažnai, jeigu, kaip mūsų atveju, čia konstruktorių nėra, titulinėme reikėtų keisti per PHP, tai reiškia programuotojas turėtų keisti visus užrašus arba tas, kuris supranta HTML kodą. Jeigu su konstruktoriais, greičiausiai 9% bus galima išversti su konstruktoriu, tiesiog turint prieigą prie pačio WordPress admino. Jeigu tai yra ne konstruktoriai, šiek tiek daugiau darbo programuotojai, bet privalumai irgi yra. Video apie tai, kokie yra trūkumai konstruktorių, irgi bus video prisektas, jeigu naudojate WordPress'ą, rekomenduoju pažiūrėti. Bet grįžtam prie schemos. Mes perkeliam į subdomeną, padarom noindeksą, išverčiam visą turinį ramiai ir paskui startuojame, iškeliam jau išverstą tinklapį, patikrintą išverstą tinklapį startuojame, perkeliam į mūsų kažkokį domeną, tai būtų jūsų atveju gal EU, gal bus com, ir nepamirštam nuimti noindeksą. Labai svarbus žingsnis, daug kas perkelia tinklapius ir pamiršta nuimti noindeksą. Tiek šiam atveju, jeigu kyla kažkokių klausimų, komentarų, minčių, galite parašyti komentaruose apačioje YouTube komentaruose. Jeigu video naudingas, spauskite like, prenumeruokite. Iki.